Bei pastebėjo iš Tailando. Iš Tailando pažįstami labiau gal jau ir draugai. Į tą pusę pastumėjo mūsų bendradarbiavimas link to, kad nukrypė iš asociacijos Bankoko. Thai Herbal Innovation Association vadinasi angliškai. Jie man pasiūlė grįžti namo ir susidėlioti visus galus namuose, kad būtų bendradarbiavimas legalus, nes aš kaip fizinis asmuo neturiu teisinio labai pagrindo gauti informaciją iš asociacijų ir taip toliau. Tai grįžau į Lietuvą ir labai maloniai nustebino kafijos veikla, kurios dėka galima mėgautis puikia diena su naujais sutiktais žmonėm, bendrais interesais dalintis, ragauti be galo skanų maistą, vaišes, apžiūrėti ūkį, aptarti darbus ir suprasti, kokios yra mūsų veiklos, ką mes galim nuveikti kartu, iš tikrųjų susijungdami su visai kitų pasaulio kraštų, kur iš tiesų žmonės nori mūsų pagalbos, nori bendradarbiavimo ir be galo daug darbų laukia iš tikrųjų. Jiem labai reikalingas yra pluoštas kanapės. Tai jų oro sąlygos ir turimos sėklos neatitinka to, ko jie nori. Tai labai žemas augalas, iki 1,5 metro aukščio, kažkas tokio, gal metras kiek daugiau, bet 1,70 m, bet jiem reikia didelio, ilgo pluošto ir jie nežino, kaip gauti, nežino, kaip susidėlioti jų poreikius su galimybėm, nesueina jiem galai. Tai vad mes Lietuvoje čia turim labai gerą sėklą, kuri auga iki 4 metrų ir aukščiau galbūt net. Deja, jie dar nesugalvojo, kad gali panaudoti geno modifikacijos technologiją ir sugrupuoti 2 augalus iš Tailando, kuris jau prigijęs tenais. Ir iš tikrųjų mes tai padarė su CRISPR-Cas9 technologija, geno modifikavimo. Tikriausiai Vilniaus universitetas šiuo klausimu galėtų padėti. Ir išgautumėm mūsų pluoštinės kanapės aukštį, suderint su jų pluoštinės kanapės prisitaikymu prie jų klimato ir dirvožemio ir oro sąlygų. Tai čia, ką aš matau, kas yra būtina padaryti, nes kitu atveju jie vis tiek neužaugins, nes jeigu ir mes nuvešim jiems, suteiksim tas sėklas, kurių jiem reikia, jos ten neprigyja. Tai vat reikia sujungti ir mainais už šitą, tai be abejo importas, eksportas numatytas be galo didelis, nes jie labai plačiai panaudoja ir jie suteikia galimybę piliečiams, vietiniams gyventojams, visiems auginti namuose iki 8 augalų vienos šeimos rate. Tai gali būti ir vienas asmuo, jeigu jis vienas gyvena ir turi nuosavą kažkokį tai plotą. Ir valdžia supirkinėja visas augalo dalis ir moka gan nemažus pinigus už visas, už šaknį, už pluoštą, už lapus, už žiedus, sėklas taip pat. Ir panaudoja medicinai. Daugiausiai tai eina į aliejaus pramonę. Nes pluošto tokio kaip ir nenaudoja jie, nelabai. Nors, kiek žinau, kad per šimtmečius jie nenustoja auginti kanapės ir naudoja pluoštą šarvam, kareivių, pareigūnų uniformom, visokiom. Jie naudoja tiem tikslam. Bet tai nėra plačiai visuomeniai prieinamas produktas, ką jie negamina, jie neturi tokių produktų iš pluoštinės kanapės. Tai be galo daug žmonių visoje Azijos terpėje tai
Jie turi savo sąjungą, Asian vadinasi, 10 šalių, virš milijardo žmonių tenais, ko gero dar daugiau. Tai manau, perspektyvos labai plačios ten ir labai poreikis didžiulis yra. Poreikis didžiulis yra pluošto ir visų gaminių, tai viskas prasideda nuo pluošto, nuo kanapės, nuo pluoštinės kanapės iš tikrųjų.